Labą dieną. Lai prasideda atostogos. Aš ir vėl prieš šventes, prieš Jonines gaunasi šeštadienis. Atlėkiau į kaimą, užsidegęs, užsikūręs, dirbt noriu. Bet yra niuansų. Sklype šlapia taip, kad jokia technika negali atvežti man dabar žvyro. Noriu betonuoto, žvyro neturiu. Negalim lekščiuot, negalim makėt, bet prūdas beveik pilnas. Ką iš principo galvojam, kad bus prūdas tik tai kitiem metam, tai faktiškai mes jį jau turim. Gerai. Nerimsta, vis tiek man reikia, negaliu pasėdėti ramiai. Su draugu susiskambinau, sakau, žiūrėk, yra problemėlė. Nei vienas karjeras šeštadienį, sekmadienį nedirba, normalu, žmonės irgi turi ilsėtis. O aš dirbt noriu. Man reikia 50 kibirų žvyro. Važiuok, turiu. Pasiėmiau kibirų, pasiėmiau kastuvą, pasiėmiau priekabėlę. Važiuojam pasikast žvyro. Taip. O kai ieškai, tai randi. Aišku, procesas sudėtingesnis. Reikia naudotis įrankių pavadinimas kastuvas. Reikia naudotis įrankiais pavadinimu kibiras. Bet 1, 2, 3. Pusė polio yra. Kažkaip taip. Nusinešam į priekabėlę. Išsipilam. Ir taip. Lygiai 50 kartų. Tai ką, paskubinam procesą? Šilta. Bet turim ko reikėjo. Turim ko norėjom. Tai ačiū Karoli. Ačiū Justai. Važiavam toliau ieškoti nuotykių. Šilta. Nemeluosiu, šilta. Aš ir nuotykiai. Tai yra 2 labiausiai suderinami dalykai. Ta prasme, aš visą laiką žinau, kad tai bus ir visą laiką darau. Ir rezultatas visą laiką toks pat. Tiesiog. Įklimpau savo spąstuose, taip galima būtų pavadinti. Tiesiog užsėdau savo pelkį. Ir vėl norėjau sugudrauti, norėjau nevažiuoti per pagrindinį kelią, nes šlapės ir galvoju, tai gyva. Tiesiu taikiniu, per pievą. Ir netgi atsirasiu ten, kur man reikia. Tada. Šeštadienis nuostabus. Padirbėjau. Operacija ir kiti svajonės kainos nuotykiai.
Nu ką, vakar čia su labai dideliais lūkesčiais keliavau, važiavau, užstrigau, ištraukė. Šiandien pusę dienos lyjo, bet daromės namų darbus. Liko keletą valandų iki sutemų. Tai, matai, pabandysim prasigręžti polius. Netgi pavyko davažiuoti šiandien su priekabėlė ir neužstrigti. Jau gerai. Turim tokių dalykų. Ir turim pagrindinį dalyką. Darbo įrankiai čia. Ką, greitinam procesą? Aš ir nuotykiai. Taip, nesibaigė. Pirmas polis. Taip, vienas. Labą dieną. Tiesiog nulaužiau graštą. O tai jėgelės pasivyrė. O tai jėgelės. Proto panašu, kad trūksta. Nu, bet va. Eina sau. Na ką. Dublis numeris 2. Uždėjom mažą graštą. Turim didesnį graštą. Bandom pagreitinti. Tai polių vietas turim. Su Simu dabar išsimeravom ir pabandysim, jau temsta, bet užtat oras geras. Tai norim pabandyti, o šitą va nors vieną eilę išsibetonuoti, o rytoj vėl nuo pietų žada lietų. Žiūrim, kas gavus. Greitinam. Saulė nusileido, vakaras atėjo tyliai. Šiandien norėjau nevažiuoti. Vieną eilę turim. Nebedaug liko. 1, 2, 3, 4. Dar 4 eilės. Pabetonuojam. Ir turėsim ant ko padėti nameliuką. O, kažkaip tai. Tamsu. Namučiai laukia. O norėjau šiandien nevažiuoti. Nu, džiugu.
Atostogos birželį Lietuvoje nerekomenduoju. Per 3 dienas, šiaip ne taip, išstenėjau. Tiesiog, tiesioginė to žodžio prasme. Taip, užpyliau polius. Kodėl toks darbas atliekamas 3 dienas? O todėl, kad tik atsisėdė į mašiną važiuoti, tik lyja. Tik išlipai iš mašinos, atėjai namo pasislėpti nuo lietaus. Viskas, saulė šviečia. Žodžiu, nėra čia ką pasakot. Pasidarėm polius. Atsivežiau dabar medienos. Tai tepu antiseptikų. Ir tenai. Kažkaip tai taip, aš įsivaizduoju. Nepraėjo ne savaitę laiko, o viskas, ką sugebėjau padaryti, tai va tiek. Vakar uždėjau pirmą brūsą. Užlijo lietus. Nežinau. Šiandien vėjas labai didelis, bet turim saulę. Pabandom. Reikia kažkaip tai damušti.